Šiandien altorius, kunigas, patarnautojai jau raudoni, nes penktadienį prasidėjo adventas. Raudona spalva tai Kristaus auką primenanti spalva, kraujo spalva. Ir šiandien apaštalo skaitinyje girdėjome priminimą apie tą Kristaus aukos vertę. Apaštalas Paulius kalba, kad mes esame nuteisinami ne įstatymo darbais, o tikėjimu į Kristų. Ne įstatymo darbais, nes iš tiesų, kad ir ką mes bedarytumėm, kad ir kaip mes stengtumėmės, bet nuo gimimo per visą gyvenimą ir net po atsivertimo žmogui neįmanoma viską padaryti tobulai. Vis tiek žmogus daro tų klaidų ir jeigu būtų teisiamas tik pagal įstatymą, tai kiekvienas žmogus būtų pasmerktas. Kita vertus, Kristus per savo auką, savo malonę, priimdamas kiekvieną iš mūsų, jis padengia mūsų tuos netobulumus, jis užpildo tai, ko mums trūksta ir jis padeda mums gauti tą nuteisinimą. Įstatymas buvo duotas žmonėms būtent tam, kad žmonės apskritai pažintų tą savo netobulumą, geriau suprastų gėrį ir blogį, geriau suprastų, ko Dievui reikia, kabutėse reikia, iš žmogaus kabutėse reikia, nes aišku, Dievas sukūrė žmogų tiesiog iš meilės, jam ir žmogaus nieko nereikia, jis nori kaip tik su žmogumi dalintis, bet tam, kad žmogus galėtų tą meilę džiaugtis, gyventi bendrystėje su Dievu, būtent jis turi atpažinti ir tai, kas tą bendrystę užkardo. Ir įstatymas tarsi taip atidengia žmogaus nuodėmes, atidengia žmogaus netobulumus per tai, kad parodo, kas yra tobulumas. Tokiu būdu mes turime suprasti, kad mūsų gyvenimas, mūsų darbai visumoje, jie parodo mūsų tikėjimą. Kai apaštalas Paulius sako, kad esame nuteisinami tikėjimo į Kristų Jėzų, jis neturi omeny, kad mes neturime nieko daryti, bet jis turi omeny, kad mes negalime kliautis tik savimi. Negalime kliautis savo pačių darbų verte, savo pačių nuopelnais. Tačiau žinoma, kad vienintelis būdas, kaip mes galime išreikšti savo tikrą, autentišką, krikščionišką tikėjimą, yra ištikimybė Dievui savo darbuose, savo gyvenime. Pasninkas kaip tik yra toksai laikas, kai mes esame bažnyčios kviečiami dvasiškai tobulėti, dvasiškai turtėti, kaip toks priminimas, kad bent jau karts nuo karto susitelkti, pasistengti tam tikrą laiką, paskui pašvęsti, atsipalaiduoti ir taip iki sekančio karto, kai vėl ateis laikas pailsėjus, atgavus vidinės jėgas, dar kartą eiti į tą dvasinį mūšį ir dar tobulėti ir tobulėti. Ir pasninkas žinoma, kad tai ne tik maisto atsisakymas, bet atsisakymas tam tikrų apskritai malonumų. Tas atsisakymas viena vertus rodo, kad mes esam pasiryžę kažką aukoti, kažką daryti dėl Dievo. Ir tas šiuolaikinėje visuomenėje labai svarbus žodis – aukoti. Kad pajusti, ką reiškia kažką aukoti. Bažnyčios tėvai dažnai pasninko susilaikymą apskritai lygina su kunigiška auka. Šventieji vienuoliai sako, kad pasninkas tai yra žmogaus būdas dalyvauti visuotinėje kunigystėje, kiekvieno tikinčiojo kunigystėje, per tą susilaikymo auką. Be to, pasninkas jis žinoma ir ugdo mus, ugdo mūsų valią, ugdo mūsų dorybės. Ir šiandienos Evangelijos skaitinys kaip tik yra apie
tai, kad mes turime turtėti savo vidumi, turime turtėti dorybėmis ir tai yra vienintelis tikras turtas. Evangelijos skaitinyje Jėzus sako palyginimą apie turtuolį, kuris gavo didelį pelną, surinko daug derliaus ir štai jisai galvoja, ką su to visų derliumi daryti. Jeigu jis atsiverstų tais laikais Mozės įstatymą, tarkime, kad tai žydas, kaip ir daugelis Jėzaus klausytojų tuometinių, tai Mozės įstatyme yra labai aiškiai pasakyta, kad žmogus turi skirti dalį to, ką surenka ir vargšams, ir našlėms, ir našlaičiams. Patarlių knygoje irgi yra priminimas apie tai, kad Dievas prašo remti nepasiturinčius. Ir Bazilijus Didysis atkreipė dėmesį į tai, kad apskritai kas toje istorijoje, toje pradžioje, kas yra iš to paties žmogaus nuopelnas. Jis negali kontroliuoti, koks bus oras. Jis negali kontroliuoti, koks bus derlius. Jis gali tik sėti taip, kaip ir sėja visi kiti žmonės, o Dievo dėka jis gauna didelį derlių. Mes taip pat kiekvienas iš mūsų savo darbuose, savo galbūt kažkokiuose moksluose ir kitur galime tą patį atpažinti. Atrodo, daug žmonių daro tą patį ir ne visada viskas priklauso nuo tų žmonių. Daug kas priklauso nuo Dievo ir Dievas tai duoda. Bet štai turtuolis, jis užuot pasakęs Dievui, ačiū tau, padėkojęs už šią malonę ir pasidalijęs su vargšais, vietoj to jisai sako, kaip gerai, dabar aš galėsiu nebedirbti, susidėti į sandėlius visą tai, sutaupyti ir ilgiau gyventi nieko nedarydamas. Ir tuomet šventas Bazilijus klausė, tai koks yra vaisius, kurį duoda tas žmogus? Jeigu Dievas pasirodo davė tą visą derlių, o tai ką davė tas žmogus? O tas žmogus davė tik godumą, tik šykštumą, tik nedėkingumą. Štai kokius mes šitam palyginime matome to žmogaus vaisius, jo tikrąjį tą vidinį derlių. Ir žvelgdami šį palyginimą ir patys turime prisiminti visų pirma pašaukimą būti nuolat dėkingais, kaip amžiną atilsį metropolitas Kalistos Var sakydavo, žmogus, perfrazuodamas tokį antikinį posakį, kad žmogus yra gyvūnas turintis žodį, jis sakydavo, ne, žmogus yra gyvūnas galintis dėkoti, nes vienintelis gyvūnas, kuris sąmoningai gali padėkoti už tai, ką gavo iš Dievo, yra žmogus, arba gali nedėkoti. Ir štai tokia žmogaus ypatybė. Žmogus yra tas, kas švenčia Eucharistiją, padėką, žmogus tas, kuris gali dėkoti už tai, ką gavo. Ir mes irgi esame pašaukti visų pirma būti už viską dėkingais. Prisiminti viską, ką mes gauname, kas yra gera mūsų gyvenime, už tai dėkoti Dievui, už tai tuo džiaugtis. Ir kita vertus, prisiminti, kad būti turtingais pas Dievą, tai būti turtingais dorybėmis. Būti turtingais pas Dievą, tai turėti viduje meilę, viltį, kantrybę, susilaikymą, skaistumą ir visas kitas dorybės, kurios prasideda nuo to, kad mes prašydami Dievo pagalbos dedame pastangas, darome darbus, kurie mus vestų tą kryptimį. Kai ilgainiui su Dievo pagalba tam tikrus dalykus darome, tai galų gale tampa mūsų būdo savybė. Tai tampa mūsų asmenybės dalimi ir tai tada yra vadinama dorybėmis. Taigi šis advento laikas, aišku, jis netoks yra asketiškas, netoks griežtas kaip gavėnė, bet vis dėlto irgi laukdami Kristaus gimimo stenkimės turtėti pas Dievą, stenkimės auginti savo dorybės ir stenkimės visi augti dvasiškai. Amen.